Vienas iš 7 visatos principų yra poliariškumo principas. Jis įkūnija tiesą, kad visatoje viskas turi 2 polius. Yin ir yang, juoda, balta, pliusas, minusas, vyras, moteris, diena, naktis, žiema, vasara, aukštas, žemas. Absoliučiai viskas šitoj tikrovėj turi 2 polius. Lygiai taip pat su požiūriu į bet kokią situaciją, kad ir kokia jinai sudėtinga bebūtų, sunki, sudėtinga, žvėriška, nepakeliama, ji vis tiek turės 2 polius. Ir kažkodėl tai žmonija dažniausiai renkasi tą negatyvų situacijos polių. Ir kada mes renkamės negatyvų situacijos polių, ten, kur energija, ten ir dėmesys. Reiškiasi, rinkdamiesi neigiamą polių, mes palaikome jį, mes skiriame tam energiją, tam dėmesį ir mūsų tikrovė automatiškai fiksuoja tai kaip mūsų pasirinkimą ir jinai mums duoda dar daugiau to negatyvo, kad jinai patvirtintų mūsų pasirinkimą, nes ten eina mūsų dėmesys ir energija. Bet jeigu jūs suvokėte, kad yra 2 poliai, reiškiasi, kokia situacija bebūtų, jinai turi 2 polius. Reiškiasi, aš galiu rinktis, jeigu aš esu sąmoningas, aš tada renkuosi, kuris polius man yra priimtinesnis. Ir tai galima pritaikyti absoliučiai visur. Ten tas pats oras. Pavyzdžiui, lyja. Pirmas negatyvus polius. Lyja, negaliu eiti į lauką, turiu sėdėti namuose, blogas oras. Tai yra neigiamas polius. Bet ką aš iš to galiu paimti teigiamo? Aha, lietus, jisai palaistys žemę, jisai palaistys žolę, jisai palaistys medžius, jisai nuplaus dulkes. Teigiamas polius. Klausimas tik tais, kurį aš renkuosi. Arba, pavyzdžiui, santykiai, skyrybos. Jis mane paliko, jinai mane išdavė, jis manęs neklausė, jinai manęs nemylėjo. Žmonės dažniausiai vėl renkasi renkasi tą neigiamą polių. Bet yra priešingas, yra teigiamas. Tai reiškia, aš galiu iš tą situaciją žiūrėti, o ką jinai man davė, ką aš iš jos išmokau, už ką aš galiu būti dėkingas šitam santykiui, šitai situacijai, tam žmogui, su kuriuo buvau. Ir tokiu būdu aš tada renkuosi teigiamą polių. Reiškia, aš permetu dėmesį iš neigiamo į teigiamą ir jį koncentruojuosi. Ir tai galiu taikyti absoliučiai bet kokioj situacijoje, ar darbe, ar santykiuose, ar, žodžiu, absoliučiai visur. Nėra tokio dalyko, kuris neturėtų poliariškumo. Nes visatoje viskas turi 2 polius. Ir jeigu mes pradedame ieškoti to teigiamo poliaus, ir jis nėra iliuzorinis, tai ne iliuzija, jis egzistuoja. Ir čia nereiškia, kad jūs užsidedat kažkokius tai rožinius sakinius ir jūs pradedat viską matyti pozityviai. Jūs tiesiog renkatės kitą polių. Ten, kur dėmesys, ten energija. Reiškia, rinkdamiesi teigiamą polių, jūs renkatės tikrovę, kuri patvirtins jūsų pasirinkimą. Tokiu būdu jūsų tikrovėje, net jeigu ir bus negatyvios situacijos, jūs jas matysite kitaip, jūs neužsibūsite juose, nes sunkiam poliuje, tam negatyviam minusiniam poliuje, dažniausiai žmonės užsibūna ir dėl to prasideda visos ir lygos, ir traumos, ir depresijos, ir visa kita, dėl to, kad žmonės užsibūna tam negatyviam poliuje. Bet jeigu jūs perinate į teigiamą polių, jūs pasiimate ten gerą emociją, viskas, klausimas uždarytas, jūs einate toliau. Tokiu būdu jūs augate, o ne regresuojate. Todėl tiesiog rinkitės teigiamą polių vietoj neigiamo. Tiek šiam kartui.